Mūsų prieš 1,5 metų pirktas stalas atsilupo, todėl nusprendėm jį ne tik atnaujinti, bet ir priderinti prie kėdžių. Darbus pradedam nuo šlifavimo. Turime pilnai atidengti medieną, didžiąją darbo dalį atlikau su šlifuokliu, o sunkiau prieinamas vietas nutryniau rankomis. Šlifuojant netgi pavyko pataisyti kelias probleminės stalo vietas. Nušlifavus turime gerai nuvalyti dulkes, paviršius turi būti visiškai švarus. Toliau keliaujam prie įdomiausios dalies, kur mums į pagalbą atkeliauja Vivacolor ir jau mūsų pamėgti Anza įrankiai. Pirmiausia, stalą pasidengiame Villa Lazur Aqua impregnanto, kuris maksimaliai apsaugo medieną nuo saulės poveikio ir skilinėjimo. Ši dažyvė per valandą pilnai išdžiuvo ir antrą sluoksnį tepėme Vivacolor Universal Aqua matiniais dažais, kurių spalvą pasirinkome iš didžiulės paletės, bandėme pritaikyti prie lauko kėdžių. Čia darbas vyko jau tikrai greitai, su Anza Super Soft teptuku lengvai pavyko pasiekti visus tarpelius ir kampučius, o didžiosius plotus padengėme voleliu. Iš tiesų su Anza įrankiais dirbame jau ne pirmą kartą ir galime drąsiai pasakyti, kad yra itin kokybiški ir patvarūs. Teptukus lengvai išplauname su šiltu muiluotu vandeniu ir juos naudojame ne vieną kartą. Na štai, vos porą valandų darbo, o stalas kaip naujas. Tiksliau netgi geriau negu naujas, nes dabar jau jisai dera su kėdėmis. O jei ir tu turi tokį arba panašų probleminį stalą, išsisaugok šį video ir kibk į darbus. Viskas tikrai labai paprasta. Iki!